Šiandien Raseinių rajone pristatyti ir pašventinti 5 nauji mokykliniai autobusiukai. Jie bus naudojami mokinių pavėžėjimui į ugdymo įstaigas. Tai reikšmingas rajono transporto parko atnaujinimas. Paskutinį kartą nauji autobusai buvo įsigyti prieš 8 metus. Reikėtų paminėti 2018 metus, kada buvo paskutiniai naujieji autobusai atvaryti. Tai jau turim beveik 10 metų. Taip, kad šis įvykis mus tikrai neeilinis. Kalbant apie įsigytus autobusus, kokių, kam jų pritaikytų ir kiek nusipirkot? Įsigijome 5 autobusus, kurie bus skirti mokinių pavėžėjimo paslaugai atlikti Raseinių rajone. Čia jau tikslinis pirkinys, atnaujinti, pagerinti mokinių vežimo kokybę, kad autobusai atitiktų europinius ir saugumo standartus. Kokia investicija, apie kokią sumą kalbam? Kalba yra 650 tūkstančių be PVM. Šitame skaičiai yra taip pat bankų palūkanos už lizingavimo paslaugą. Kalbant apie šitos autobusus ir perspektyvas, kiek realiai dar šiandien dienai yra tokių, sakykime, degančių autobusų, kurios tikrai jau reikia keisti? Dar kritinių jau arba, sakykime, grėsiančių tapti kritiniais, dar mes turėtumėm būtent mokinių pavežimo paslaugai, dar reikėtų kokius 7 autobusų. Ar yra lengva įsigyti autobusus? Pasakysiu, sunku pinigus turėti, gauti, sukaupti, o nupirkti, ką dabar tiesiog vykdai viešuosius pirkimus. Bet pasiūla yra? Nedidelį reikia pasakyti, nedidelį. Vis tiek yra ir terminai, pristatymo laikas ilgesnis, nes dažniausiai sandėly tiekėjai nelabai kas turi. Čia tokia turbūt tendencija aplamai visko, kas brangesnio turto prekiaujama Lietuvoje. Ponai, gerbiami svečiai, Raseinių krašto gyventojai, šiandien sveikinu jūs susirinkusius į mūsų krašto naujų autobusų pristatymo ir šventinimo ceremoniją. Pasiplokite patys savo, mielieji. Šiandien į mūsų miesto gatves išriedės net 5 nauji, nuostabus autobusai. Tad ponios ir ponai, nieko nelaukdamas, kad kelionės būtų saugios, o nauja technika laikytų dar daug metų, pradėkime nuo svarbiausios mūsų ceremonijos dalies. Tad noriu pakviesti autobusus ir jais važiuojančius keleivius palaiminti Raseinių dekaną, kleboną kunigą Albertą Staniulį. Dabar pašventinsiu autobusus, bet iš karto pasakau, kad šventinimas tai tada galioja, jeigu vairuotojas laikosi eismo taisyklių. O kitaip šventinimas negalioja. Tai va, pasistengė tą ir įvykdyti. Dėkui labai visiems čia susirinkusiems. Be galo svarbios ir reikšmingos tokios akimirkos, kai galime pasidžiaugti naujais pirkiniais, o ypač, kai galime pasidžiaugti įmonių įrangos atnaujinimu, šiuo atveju autobusų parko tam tikrą investiciją, kur matome, kad reikėjo jau to, pribrendome, ar ne? Tai pirmoji kregždė, tokia turime keletą autobusų. Viltis atsinaujinti visą parką, po truputį, palengva, bet matome jau pirmuosius, kur galime tiesiog pasidžiaugti. Čia yra poreikis susiformavęs tiesiog natūraliai, nes autobusų parkas yra per ilgus metus nugyventas, techninė būklė praktiškai visų autobusų yra sudėtinga. Todėl, norint užtikrinti toliau šitą veiklą, reikia autobusų parką atnaujinti. Juo labiau, kad didelį dėmesį skiriam vaikų pavėžėjimui. Tai ne visos mokyklos gali turėti savo mikroautobusėlius, nes iš vyriausybės, kaip seniau būdavo, geltonųjų mikroautobusų programos tokios jau nebėra ir mums jų nebeduoda. Tai reiškia, savivaldybė turi savo jėgomis užtikrinti tiek vaikų pavėžėjimą, tiek ir gyventojų pavėžėjimą. Tai būtent aš ir norėjau klausti apie tas geltonosius autobusėlius, nes ko gero daugumai ir kils klausimas, kodėl jie negeltoni, kodėl negeltoni, kodėl ne iš ministerijos, kodėl iš savivaldos pinigų. Galiu pajuokauti, balta spalva pigiausia. Čia iš tikrųjų taip yra. Jo, šiek tiek tame yra tiesos, bet tiesiog žiūrėjom, kokie rinkoje yra, o balti yra
kadangi jie dažnai apklijuojami, dažnai perdažomi, tai yra balta spalva, bazinė spalva, o jo labiau, kad, aš galvoju, nebūtina rištis prie konkrečiai žalios spalvos, kur buvo iki šiol autobusų parkas, nes perdažymas autobuso kainuoja šiek tiek brangiau. Tai mes sakom, geriau investuojam į pačių vairuotojų atlyginimus, į darbo sąlygų gerinimą, bet autobusą, vis tiek, ar jisai geltonas, ar raudonas, ar žalias, jisai vis tiek važiuos taip pat. Bet jis papuoštas mūsų lūšiuku. Taip, mes norim, kad mūsų autobusai vis tiek važinėdami visur reklamuotų, kad kas yra Raseiniai. Tai ir šūkis, kaip matote, ir lūšiukas, ir kiti dalykai, kas priklauso autobusui yra. Kurias ugdymo įstaigas pradžiuginsi tais naujais autobusais? Tai kol kas dar kalbėsim su ugdymo įstaigom, pasižiūrėsim, kur didžiausi srautai, kur tas didžiausias poreikis yra, nes tik tais rugsėjo pačioj pradžioj bus aišku, kiek ir kur vaikų eis. Nes tas skaičius dar gali keistis, žmonės kažkur kitur judėti. Preliminarius tus duomenis turim, bet dar kol kas nenorėčiau anonsuoti, kur ketiname paskirti, bet realiai žiūrėsim dar pagal aplinkybės. Atnaujinant ūkį kažkiek ir tauposi, ar ne? Iš dalies kaip ir taip, nes tai yra geresni autobusai, jau efektyvumas yra geresnis. Kita vertus, jie šiek tiek mažesni, jeigu atkreipia dėmesį, tai irgi, kai didelis važiuoja pustuštis ir kai toksai mažesnis važiuoja, kuro sąnaudos yra mažesnis. Bet iš principo turbūt ne dėl to. Tai yra tiesiog buvo didelis poreikis atnaujinti autobusų parką, nes, kaip sakau, daugelis ir technikinių jau yra ant ribos praėjimo. Tai vis tiek norisi užtikrinti, kad būtų saugu keleiviam važiuoti, yra ir saugos diržai, kur galės užsisekti ir kiti dalykai, kurie priklauso autobusui. Mūsų nuostabus naujas transportas pagaliau važiuotų, labai noriu čia sveikinimo žodį pakviesti tarti autobusų parko direktorių. Tad, ponios ir ponai, pasitikti ovacijom Raseinių autobusų parko direktorių Darių Dragunavičių. Labą dieną visiems susirinkusiems. Na, iš tikrųjų, norėčiau pasakyti, man tai šiandien tikrai yra saulėta diena visom prasmėm. Ir autobusais, ir, šis dangus, jūsų šypsenos duoda tą saulę, tą įdirbį ateičiai mums. Labai džiaugiuosi gaudamas naujus autobusus ir galėdamas užtikrinti saugų moksleivių pavėžėjimą ateityje. Tikrai noriu padėkoti nuoširdžiai ir merui, ir savivaldybės administracijai už pastangas bendro šio pirkinio įsigijimui, būdų suradimui. Taip pat ir tarybos nariams, kurie tikrai palaikė, bent jau, sakykime, dauguma palaikė ir suprato, kad tikrai būtina mums atsinaujinti. Tai dar kartą dėkoju visiems ir švęskime. 5 nauji 29 ir 32 vietų autobusiukai nuo šiol užtikrins saugesnį, patogesnį ir patikimesnį mokinių pavėžėjimą. Modernios transporto priemonės yra ekonomiškesnės, draugiškesnės aplinkai ir geriau pritaikytos kasdieniniam kelionėm.